Rusija oficialiai pralaimėjo žiemos karą Ukrainoje. Rusijos tolimosios atakos prieš Ukrainos energetiką, turėjusios palengvinti puolimą, virto kruvinomis skerdynėmis Putinui pavaldžioms pajėgoms. Tūkstančiai sudarkytų rusų kūnų guli Ukrainos laukuose ir keliuose. Po žiemos skerdynių Ukraina pradėjo visuotinį puolimą, kuris viską keičia. Ukraina negali likti patenkinta dabartinę situaciją. Rusijos grėsmė išlieka ir pasireikš pavasarį, apie ją bus kalbama vėliau šiame vaizdo įraše. Ukraina pavertė savo teritoriją žiemos stebuklų šalimi, kur sunaikinama Rusijos kariuomenė ir Rusija jaučia šio kraujo praliejimo pasekmes. Skaičius paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Sirskis. Jis sako, per 3 žiemos mėnesius sunaikinome daugiau priešų, nei jie suspėjo papildyti. To neįmanoma paneigti matant skaičius. Nuo 2025 gruodžio iki 2026 vasario pabaigos Rusija patyrė 92 850 žuvusių ir sužeistų karių nuostolių. Tai vidutiniškai 1031 kareivis per dieną, sako Sirskis. Tai pagrindinė priežastis, kodėl Rusijai nepavyko pasiekti jokios reikšmingos pažangos žiemą, o Ukraina pasiekė didelę sėkmę laikotarpiu, kai Rusija tikėjosi pasiruošti 2026 metų kampanijai. Ir žiemos skerdynėse Rusija prarado ne tik karius. Tūkstančiai Rusijos technikos vienetų buvo sunaikinti ir tapo visiškai nenaudingi planuojamam 2026 metų puolimui. Per 3 žiemos mėnesius Rusija prarado 322 tankus, tai yra daugiau nei 100 tankų per mėnesį, net ir vykdydama ribotus mechanizuotus puolimus. Tai nėra idealu šaliai, kuri per metus pagamina tik apie 400 tankų, iš jų dalis renovuoti T-80, o naujesnių T-90 Rusija pagamina apie 250 per metus. Per žiemą Rusija neteko 430 šarvuotų kovos mašinų, 110 raketų sistemų ir 2967 artilerijos vienetų, be didelių tankų nuostolių. Ukraina sunaikino 55 Rusijos oro gynybos sistemas, todėl atsirado saugesni oro koridoriai dronų ir raketų smūgiams Rusijoje ir okupuotose teritorijose. Ukrainos ugnis numušė 5 Rusijos orlaivius ir 1 sraigtasparnį. Rusija bepiločių fronte prarado 65 269 dronus svarbius operacijoms Ukrainoje. Tai tęsiasi. Ukraina žiemą sunaikino 65 vienetus specialiosios įrangos. Rusija transporto priemonių fronte prarado daug daugiau, nei jau ir taip įspūdingi sunaikintų tankų ir šarvuočių skaičiai, kurias sunaikino Ukraina. Dar 11 927 transporto priemonės visam laikui dingo iš Rusijos kariuomenės. Tai motociklai, sunkvežimiai ir kitos transporto priemonės, kuriomis Rusija vis dažniau naudojasi perveždama karius, nes Putino karas sumažino tankų ir šarvuotų transporterių atsargas. Ukraina, nors beveik neturi karinio jūrų laivyno, žiemą buvo veiksminga vandenyje. Ji sunaikino 1 laivą ir 1 povandeninį laivą, dar labiau susilpnindama Juodosios jūros laivyną, kuris jau buvo priverstas pasitraukti taip toli nuo savo buvusios operacijų bazės, kad Juodojoje jūroje jo beveik nebėra. Rusijos planas neįgyvendintas. Atlanto taryba vasario 26 dieną pranešė, kad Rusija turi aiškią strategiją 2025 metų žiemai ir 2026 metų pradžiai. Raketų ir dronų atakos paliko Ukrainos civilius šaltyje ir tamsoje, sunaikinus elektros bei šildymo infrastruktūrą. Rusija siekia įšaldyti Ukrainą ir priversti jos vadovybę pasiduoti, užkraudama didelę naštą civiliams. Tarybos teigimu, Rusija siekia paversti Ukrainą šalimi vaiduokliu, kurios neapsimokėtų ginti, sunaikindama jos suverenitetą. Galutinis tikslas – atimti iš Ukrainos pramoninius pajėgumus gintis ir sunaikinti pagrindinės paslaugas, būtinas net minimaliam gyvenimo lygiui palaikyti. Kremliaus pareigūnai tikisi, kad tai palauš ukrainiečių moralę ir leis Putinui diktuoti taikos sąlygas, praneša Atlanto taryba. Rusijos žiemos karo strategija žlugo. Artėjant pavasariui, Ukraina galės artimiausius šiltesnius mėnesius skirti sugriautos energetikos infrastruktūros ir pramonės pajėgumų atstatymui. Kalbant apie Rusiją, jos siekis išvesti Ukrainą iš karo, terorizuojant jos žmonės ir valstybę, akivaizdžiai lėmė tai, kad Kremlius prarado dėmesį savo karinėms pajėgoms. Per 3 kovos mėnesius žuvo arba buvo sužeista daugiau nei 90 000 Rusijos karių.
Palyginimui manoma, kad per 10-metį trukusį karą Afganistane nuo 1979 iki 1989 metų Rusija neteko tik šeštadalio šio skaičiaus. Sveikiname! Putinai sukūrėte kariuomenę mažiau efektyvę nei ta, kuri nesugebėjo užimti Afganistano Sovietų Sąjungos klestėjimo metu. Negalima teikti, kad generolui žiemai pasitraukus iš Ukrainos, Rusijos reikalai pavasarį pagerėjo. Putinas susidūrė su Ukrainos kontrpuolimu, apie kurį netrukus kalbėsime. Net atšilus orams Ukrainoje, Rusija toliau praranda katastrofišką skaičių karių. Naujasis Ukrainos balsas praneša, kad Ukrainos kariuomenės generalinis štabas paskelbė, nuo kovo 1 iki 2 dienos Rusija neteko 960 karių. Tai šiek tiek mažiau nei 1031 karys, kurių jie vidutiniškai netekdavo žiemą, bet vis tiek siekia apie 1000 karių kasdien. Tai rodo, kad žiemos skerdynės tęsis ir pavasarį. Putinas gali manyti, prarasti daug karių invazijoje į Ukrainą nėra nauja. Jei Rusija mainais užima teritorijas, žiemos skerdynės yra to vertos. Atsiprašau, Putinai, bet tai dar didesnė problema Rusijai. Rusija ne tik nesugeba užimti reikiamos teritorijos, kad pateisintų nuostolius, bet taip greitai praranda užimtas žemes, jog Ukraina jau lenkia ją pagal užimtą teritoriją. Netrukus prieisime prie lūžio. Pažvelkime, kiek Rusija užėmė teritorijų gruodį, sausį ir vasarį, kai per 3 mėnesius žuvo ar buvo sužeista 92 850 karių, po 30 860 per mėnesį. Gruodžio mėnesį Rusija užėmė 445 kvetolitai kilometrai, 171,8 kvetoli mylios Ukrainos teritorijos, rodo Ukraine Breaking News duomenys. Vienoje kvadratinėje mylioje apie 171 žuvęs ar sužeistas karys. Sunku gauti patvirtintus sausio ir vasario mėnesių duomenys. ASW duomenimis Rusija nuo sausio 1 D iki vasario 19 D užėmė tik 572 kvatų kilometriją, 220,85 kvatų mylių. Tai yra maždaug 4,4 kvadratinės mylios per dieną. Tad šiek tiek matematikos rodo, kad jei Rusija tokiu pačiu tempu tęstų iki vasario pabaigos, ji būtų užėmusi dar 39,7 kvadratinės mylios Ukrainos teritorijos. Tai sudaro 237 nuostolius už kiekvieną iš 260,6 kvadratinių mylių, 61 720 nuostolių. Rusija žiemą sulėtėjo ir pradėjo prarasti daugiau karių už kiekvieną užimtą kvadratinę mylę Ukrainoje. Vien tai jau leidžia teigti, kad žiemos karą laimėjo Ukraina, nes menki Rusijos laimėjimai mažai padeda Putinui ruošiantis pavasario ir vasaros puolimams, kuriuos aptarsime šio įrašo pabaigoje. Kol Rusija sunkiai siekia laimėjimų, Ukraina darė tai, ko Putinas nesitikėjo. Vasario pabaigoje Ukrainos oro desanto pajėgos su dronų daliniais ir šturmo grupėmis, vykdančiomis paieškos ir naikinimo operacijas, pradėjo veržtis į pilkąsias zonas ir okupuotas teritorijas pietų bei pietryčių Ukrainoje. Didelė puolimo operacija Oleksandrivsko kryptimi vyksta, o Ukraina pasiekė reikšmingų laimėjimų prieš Rusiją Zaporižios ir Krymo kryptimis. Šio puolimo tikslas buvo visiškas Rusijos grupuočių, greičiausiai nedidelių infiltruotų karių dalinių, palaikančių nestabilius placdarmus okupuotose teritorijose sunaikinimas, kad Ukraina galėtų stiprinti savo gynybą Zaporidžios ir Dnipropetrovsko srityse. Rusijai netekus Starlink, kurį naudojo dronams ir ryšiams fronte, Ukraina vasarį pavertė jau ir taip nesėkmingą Rusijos žiemos karą tokiu žeminančiu reginiu, kad Putinas galbūt niekada neatsigaus. Kaip? Į šį klausimą atsakysime netrukus, bet prieš tai, kai gilinsimės toliau, jūs žiūrite The Military Show, kur pateikiame visą vaizdą, o ne tik antraštes. Prenumeruokite, jei norite būti priekyje įvykių. Iki vasario 20 dienos Ukraina buvo padariusi tiek daug proveržių, kad per kelias savaitės sugebėjo išlaisvinti 300 kvadratinių kilometrų arba apie 115 kvadratinių mylių teritorijos iš Rusijos. Pakeliui Ukraina atsiėmė 8 gyvenvietės, kurias dabar gali naudoti tiek kaip sustiprintus gynybinius mazgus, tiek kaip atspirties taškus tolimesniam veržimuisi į pietus. Ir būtent pastarąjį dalyką Ukraina ir padarė. Žiemos kontrpuolimas į Ukrainos pietus iki vasario 22-osios davė dar daugiau rezultatų. Sierskis pranešė, kad tuo metu Ukraina kontroliavo 400 kvadratinių kilometrų arba 155 kvadratinės mylės išlaisvintos teritorijos, įskaitant kai kuriuos regionus, kuriuos jie atsikovojo sausio pabaigoje. Tai Rusijai reiškia du dalykus. Antrąjį atidesni žiūrovai galėjo suprasti išgirdę tuos skaičius.
Rusijos puolimas į Ukrainą žiemą virto Ukrainos kontrataka, nors Rusija vis siunčia daugiau karių į mėsmalę. Rusijai nepavyksta pralaužti Ukrainos gynybos ir ji turi stebėti, kaip Ukraina pietuose tai sėkmingai daro pati. Svarbiausia, žiemos lūžis toks didelis, kad pirmą kartą nuo 2024 m. rugpjūčio Ukrainos kontrpuolimo Kurske Ukraina išlaisvina daugiau teritorijų nei užima Rusija. Euromaidan Press skelbia, jog Deep State Open Source Intelligence Monitoring Project teigimu, Rusija užėmė dar mažiau teritorijų nei ISW nurodė sausį ir vasarį. Pasak Deep State, Rusija sausį užėmė 245 kvadratinius kilometrus arba 94,5 kvadratinės mylios Ukrainos, o vasarį vos 126 kvadratinius kilometrus arba 48,6 kvadratinės mylios. Jei šie skaičiai tikslus, Ukraina nuo 2022 metų sausio pabaigos iki vasario išlaisvino daugiau teritorijos nei Rusija užėmė tuo pačiu laikotarpiu. Tai reiškia, kad bloga žiema Vladimirui Putinui tapo katastrofa. Geriausias Rusijos variantas būtų buvęs keli stagnacijos mėnesiai su mažais laimėjimais. Vietoj to, Rusija susidūrė su tuo, kad Ukraina pietuose grįžta su tokia jėga, jau galbūt užima daugiau nei trigubai tiek teritorijos, kiek Vladimiro Putino silpstančios ir žlungančios pajėgos sugeba užimti. Kraujo praleimas buvo veltui. Pusiausvyra kare dabar visiškai Ukrainos naudai. Tarasas Čmutas, fondo Grįžk gyvas vadovas ir Ukrainos priežiūros tarybos narys. Gynybos pirkimo agentūros atstovas kovo 1-osios Facebook įraše patvirtino: Rusija pralaimėjo žiemos mūšį, o mes laimėjome. Pirmoji pavasario diena. Saulėta diena ilgėja. Vis šyla. Ukraina tęsia savo kovą. Priekinėje linijoje pirmą kartą per kelis mėnesius, o gal net metus, pradėjome išlaisvinti daugiau teritorijų nei praradome. Tai didžiausia Ukrainos derusifikacija per pastaruosius metus. Ukraina pavertė žiemos skerdynės visuotiniu puolimu, įrodančiu, kad Rusija yra vis labiau išsekusi jėga, o Vladimiras Putinas ruošiasi pavasariui ir vasarai, kai Rusijos pajėgos tikisi didelės pažangos. Tačiau visa tai turi vieną išlygą. Nors Ukrainos žiemos kampanija buvo įspūdinga, dabar nėra laikas atsipalaiduoti. Kaip minėjome, Rusija turi didelių planų 2026 metams, bet netrukus sužinosite apie abejones dėl jų po Ukrainos žiemos karių sėkmės per 3 mėnesius. Zelenskis teigia, kad planai prasideda nuo sustiprėjusių Rusijos raketų ir dronų smūgių, kuriuos Ukraina atlaikė žiemą. Rusijos pajėgos kapituliavo arba dažniausiai žuvo, tačiau šalis toliau taikė oro smūgių strategiją prieš Ukrainos miestus ir energetiką. Per 3 žiemos mėnesius, anot Zelenskio, Rusija į Ukrainą paleido 738 raketas, 14 670 valdomų aviacinių bombų ir beveik 19 000 smogiamųjų dronų. Gruodžio 6 dieną Rusija surengė vieną didžiausių atakų – 700 oro taikinių įskaitant per 50 raketų. Tai buvo teroristinės kampanijos dalis. Rusija gelbsti galimybė bombarduoti Ukrainą iš tolo, kai jos sausumos pajėgos traukiasi arba patiria didelių nuostolių. Tačiau net ir šios raketos bei dronai mažai kuo padės Rusijos kariuomeniai prieš artėjančią sausumos puolimą, kurį Rusija yra suplanavusi. ISW ir TVP World pranešė apie šį puolimą. Remiantis Deep State duomenimis, Rusija planuoja didelį puolimą į Ukrainos rytus, pasitelkdama per 100 000 karių. Įdomu, kad tai daug mažiau nei 170 000 karių, kuriuos Rusija pasiuntė užimti Pokrovsko 2025 m. vasarą ir 2026 metais. Kaip Rusija ketina užimti dar stipriau nei Pokrovskas įtvirtinta Donecko tvirtovių juostą, turėdama 70 000 karių mažiau nei anksčiau, lieka neaišku. 100 000 karių rytuose vis dar daugiau nei dauguma Europos armijų. ISW teigia, kad Rusija pradėjo artilerijos smūgius Ukrainos rytuose, ruošdama dirvą gilesniam įsiveržimui į Donecką. Yra užuominų, kad Rusija planuoja veržtis link Zaporižijos ir Dniepropetrovsko 2026 m. pavasarį ir vasarą. Ukrainos pietuose matomas teritorijų išlaisvinimas gali būti pasiruošimas antrajam Rusijos puolimo etapui. Be to, Ukrainos planas gali apimti Rusijos priverstinimą išnaudoti dar daugiau savo rezervų, bandant atsiimti išlaisvintas pietinės gyvenvietės. Net darant prielaidą, kad Putino pajėgoms tai įmanoma, nors jų dabar Donecko regione mažiau nei Rusija buvo sutelkusi 2025 m. vasarą, tai dar labiau silpnins pajėgas, tačiau Rusija gali būti dar ambicingesnė. Zelenskis teigia, kad Ukraina gavo Rusijos planus iki 2027 metų,
todėl tiksliai žinos Rusijos veiksmus. Tai rimtas smūgis Putinui. Jų kryptis vis dar svarbios. Mūsų valstybės rytų, ypač Donecko ir Luhansko okupacija. Jie neabejotinai nori judėti Zaporižės ir Dnipro kryptimis. Jiems sunku, bet jie žvalgosi į Odesos regioną, sakė Zelenskis kovo 2. Rusijai gerai turėti tokių planų, bet kaip sako Zelenskis ir rodo didžiuliai žiemos nesėkmių nuostoliai, jai trūksta pajėgumų juos įgyvendinti. Matome šias kryptis, tačiau šie žemėlapiai kol kas nesusiję su realybė, nes negali įvykdyti užduočių, sako Zelenskis. The Times teigia, kad Rusija dabar verbuoja mažiau karių Putino karui, nei jų praranda mūšyje. Leidinis cituoja vakarų pareigūnų skaičius, kurie Rusijai dar blogesni nei Sirskio pateikti. Pareigūnai sako, kad Rusija nuo lapkričio iki sausio kas mėnesį neteko 40 000 kareivių, todėl žiemą verbavimo trūko kelių tūkstančių. Tai rodo Rusijos pajėgumų trūkumą. Kiekvieną kartą, kai Rusijai nepavyksta pritraukti savanorio kareivio, ji turi kviesti žmonės iš savo rezervų. Rezervai turėjo ruoštis pavasario ir vasaros puolimui, bet dabar siunčiami į Ukrainą ir tikėtina žus kaip jų bendražygiai. To Putinas nenori. Rusija žiemą neteko kareivių, kurie neturėjo būti Ukrainoje, ir teritorijų, svarbių puolimui Zaporižės bei Dnipropetrovsko kryptimis. Kitaip tariant, ir mes tai jau esame sakę anksčiau, Rusija yra išsekusi jėga ir ne vienu atžvilgiu. Putinas sprendžia gyvosios jėgos problemas ir kovoja su žemomis naftos kainomis bei sankcijų apribotais Rusijos ištekliais, kas stipriai kenkia šalies ekonomikai. The Economist vasario 16 dieną pranešė, kad Rusijos ekonomika yra mirties zonoje dėl mažėjančių eksporto pajamų ir augančio biudžeto deficito. Ką tai reiškia Kremliui, kuris didžiąją karo dalį rėmėsi milžiniškomis išmokomis savanoriams kariams, vien tam, kad išlaikytų gyvosios jėgos pranašumą Ukrainoje. Tai nieko gero nežada. Kai pinigai baigsis, Rusijai liks tik rezervai, kurie jau dabar metami į kovą anksčiau laiko ir visą žiemą žuvo Ukrainoje. Turint visą tai omenyje, žiemos metu Rusijos patirtos didžiulės netektys turi milžiniškų pasekmių. Ukraina išlaisvina rekordiškai daug teritorijų. Rusija taip greitai netenka karių ir technikos, kad pavasario ir vasaros puolimų planai jau atrodo pasmerkti. Ukraina dabar tiksliai žino Rusijos planus iki 2027 metų pabaigos. Ir galite būti tikri, kad viskas, ką Ukraina darys nuo šiol, bus skirta sužlugdyti Putino jau stringančius planus. Ir dar lieka Starlink klausimas, kurį Rusijai reikia išspręsti. Jis atliko didžiulį vaidmenį, leidžiant Ukrainai vykdyti žiemos kontratakas. Daugiau apie Starlink išjungimą ir jo poveikį daugiau nei 700 000 rusų kovojančių Ukrainoje žiūrėkite mūsų vaizdo įraše. Jei patiko šis vaizdo įrašas, prenumeruokite The Military Show, kad visada būtumėte žingsnių priekyje, sekdami naujausius karo Ukrainoje įvykius. Ačiū, kad žiūrėjote.